Sveikas apštalytės. Šiandien yra pirmadienis. Mes su Madame Zara. Zara? Kur Zara? Nu, žodžiu. Ten Zara. Išėjom į lauką. Oi, neštai, šiandien ieško maisto. Ir, žodžiu, dabar jau yra pietų pasveikinimas, Zara. Škok. Šiandien yra pietų pasveikinimas. Aš esu išsiblaškiusi iki begalybės, nes laukia krūvelė darbų namie. O aš va su čiūtė. Na, nes čiūtė irgi reikia pavadžiuoti. Va. Tai va, eisiu, grįžus, įsijungsiu kompą, dirbsiu. Oi, nesimato. Žodžiu, padirbsiu. Žinau, kad gavau siuntą kalėdinės dovanos. Nuvažiavau į paštą. O ten eilė 5 kilometrų. Ta prasme, laukia žmonių gal 15. Tai supratau, ne, aš gal kitą dieną tą savo siuntą pasimsiu. Ir va, mes dabar išėjom su Zara, biškai pasivaikštom. Dirbu ir einu megzt. Nes už vakar dieną šiaip netaip viską sumezgiau, parodysiu. Ir žodžiu, gal net už šiandieną ką nors sumegsiu. Ir man liko nebedaug dienų iki rankovių atskirimo ir tada labai daug akių atkrenta. Tai laukiu, nesulaukiu. Nu ir viskas. Žodžiu, tokie takeliai. Va, pas mane irgi tokie takeliai, norėčiau nusipurtyti viską. Einu ir pasimatysim. Tai sveikas darbštalytės dar sykį. Aš, kaip matote, ne viena dabar. Mes, žodžiu, šį kartą prisijungėm dviese. Taip, žiūrėkite, prisijungėm dviese. Tai kokie greitai per vakarą. Padirbau. Pavalgiau. Pažaidėm su šunim truputėlį. Pavedžiojau šunį vakarui. Ir, žodžiu, dariausi primatavimą. Mano brangi draugė Onutė man padėjo kai kuriuose gyvenimo sprendimuose. Jau. Likau viena eteryje. Žodžiu, sumezgiau 10 eilučių šios dienos spalvos, kuri yra va tokia graži mėlyna. Tai čia yra rankovė, kaip visada, kad matytumėt, kaip eina bendras vaizdas. Ir ta ryški žalia, kuri buvo va, prieš 2 dienas, jinai bendram visam šitam fone gerokai prigeso ir aš manau yra visai labai graži. Rankovės šiuo metu yra, kaip čia jums dabar parodyt, kažkaip ta tunika užsideda man šitaip ir yra vat, maždaug tiek. Vat kiek rodo, tai tiek ir yra. Tai aš galvoju vis tik jas darysiu tikrai pilno ilgio ir normalias kaip priklauso. O toliau šiandieną turiu tiek ilgio. Teoriškai turėčiau dar 2 dienas megzti platinimus ir visą kitą, žodžiu, ten tą tuniką taisyti. Bet kai padariau tą savo primatavimą, supratau, kad man pločio tos tunikos kaip ir gana. Nes mano figūra yra tokia, kad jeigu aš ten dar išsiplatinsiu, ypač čia klubais, nu tai ten vaizdelis ne kažką bus. Ir va dabar susirinkau vėl visas akis, kurias išbarstyčiau per primatavimą. Eisiu, atsiskirsiu tas kišenių, žodžiu, dalis. Ir pradėsiu megzti bendrą suknelės ilgį jau be kišenių. Tai tada liks man likusios 8 dienos, arba plus kiek prireiks, nu jeigu ten man pritrūks centimetrų. Tik tai suknelės bendram ilgiui ir čia tų rankovių, kiek čia kokios 3 dienos dar. Ir viskas. Tai va, tai žodžiu, šiandieną pasirodau ir viskas, einu megzt, einu atsirinkinėti čia tų visų siūlų, akių ir panašiai ir, žodžiu, pasimatysim jau rytoj. Mano eterio kompanionė išėjo miegoti. Tai va, aš einu megzt, o paskui irgi eisiu miegoti. Tai turbūt tiek.